Kadaise šioje vietoje Joniškio rajone buvo Slėpsnių gyvenvietė. Šiandien čia stovi tik šis didžiulis akmuo. Buvusios Slėpsnių kaimo vietoje paminklas iškilo visai neseniai. Jis skirtas atminti čia gyvenusiems žmonėms. Simbolizuoja išnykusi kaimą ir su tokia viltim, kad vis tiek mūsų anūkai, proanūkai atgaivins šitą kaimą ir padarys kitą užrašą. Ne 21 amžius, o bus, sakysime, 22 amžius. Bet ta viltis yra ir mes puoselėjom, kad jinai bus šitą įgyvendinta mūsų anūkų, proanūkų. Nes protėvių prakaitas, protėvių kraujas šaukia sugrįžti į tėviškę. Šis paminklas pastatytas buvusių slėpsniečių iniciatyva. Didžiulį akmenį skirtą išnykusio kaimo atminimui išrinkti padėjo Šiaulių architektas Algimantas Černiauskas. Greta stovintis kryžius mena net 1900 metus. Šiuos abu paminklus pašventino Joniškio bažnyčios klebonas. Šitas kryžius yra iš tų Slėpsnių kaimą. Jis buvo čia netoli už porą šimtų metrų Baranausko žemė slėpsniečių, bet jis buvo vidury arimų. Mes taip pagalvojom, kad reikia jį išsaugoti, nes technika jį trukdo apdirbti laukus ir mes jį čia gražiai priglaudėm. Savo arsenolių žemėje susirinkę buvusios Slėpsnių kaimo gyventojai dalijosi prisiminimais. Neliko pamirštas ko gero nei vienas čia gyvenęs. Slėpsnietis Stanislovas Vaitekūnas pasakoja, kad ši gyvenvietė saugo didžiulį istorinį palikimą. Be to čia esą gausu archeologijos paminklų. Slėpsnių gyvenvietė minima jau Aušros muziejų šaltiniuose, tenai yra aprašyta knygose istorinėse nuo 5 amžiaus. Ir yra senkapiai Slėpsnių dviejose vietose. Yra dešiniai pusė Platupio šito upelio, mūsų tėvų žemė, ten yra neart, neakėt negalima. Ir šitose šaltiniuose minima, kad dar buvo kairė pusė Sodžiaus, senam kaime reiškia. Dar vienas senkapių. Buvusioje Slėpsnių kaimo vietoje archeologai aptiko nemažai istorinių radinių, pakabučių, žalvarinių segių, apyrankių, žiestos keramikos. Dalis jų siekia net 5–6 amžius. Senienų ieškotojai buvusio kaimo vietose rado ir sidabro monetų.